stogo lakštų sandarinimas, perdengimai iš ilgio. Atsukau varžtus, štai, kas čia dedasi, matosi, kiek čia varžtų. Va, varžtai ir matosi, kad vanduo iki varžtų laisvai dakyla ir jis dakyla vanduo netgi iki pat čia, iki viršaus. Tuoj padėsiu suktuvą, kad būtų galėčiau parodyti. Štai. Taip, čia varžtai, čia ir pilna čia jų, nes visi buvo laisvi, vos laikosi. Va tokie varžtai, va taip laisvi buvo. Nu, per 20 metų atsilaisvino. Taip, dabar ir matosi, kad čia va tas grebėstas sausas, o šitas grebėstas šlapias visas, matosi, iš karto netgi spalva visai kita. Tai dabar vanduo per čia eina, per tą ir dar per su didesniu vėju pramuša netgi iki pat čia pakelia. Tiesiog papučia ir bėga už stogo dangos ir ant grebėstų. Už stogo dangos krašto ir ant grebėstų. O kad parodyti, štai kas dedasi. Matot, kaip va čia sausas, o čia va visas šlapės. Netgi pelėsis susiformavęs jau, puvėsis pradeda pūti. Todėl būtina, aišku, dabar nieko nepadarysi dėl to puvėsio, bet čia nieko blogo, ta lenta nėra dar visai supūvusi. Mes jau užsandarinsim ir čia iki stogo eksploatacijos pabaigos tikrai užteks. Dabar šitą tarpinę nenori prikipti, nes drėgnas oras. Dabar padžiovinsim atsargiai, kad dažų nepažeisti, todėl vienoje vietoje laikyti nerekomenduotina, va tai po biškį pradžiovinti. O, jau sausa, pašilo, toj bandysim prikibdyti. Taip. O, puikiausiai kimba. Štai. Dabar kimba. Montuojam ją viršuje, kad vanduo po to atsiremtų į bortelį, čia į tokią užtvanką ir grįžtų atgal. Ne priekyje, bet gale. Štai taip, va, priklijuojam, prisiklijuoja ir taip, va šitaip per visą ilgį. Štai taip, va. Op. Taip. Reikia atidžiai, gerai priklijuoti kiekvieną kampelį. Čia prie stogų remonto labai svarbu atidumas, kruopštumas. Nes nuolydžiai maži, todėl reikalingi nestandartiniai sprendimai. Tai čia jau užklijuota, tarpinė uždėta. Dabar čia dar liko skylė. Čia. Va, paruošiau vieną gumą su hermetiku. Štai. Ir klijuojam tiesiai per vidurį. Štai. Prispausti reikia, kad ištrykštų į kraštus. Jeigu ištrykšta hermetikas aplink iš kraštus, tai parodo, kad gerai priklijuota, gerai pritepta hermetiko, pilnai visur jau yra. Na štai, sandarinimas, stogo dangos perdengimo sandarinimas paruoštas. Štai sumontuota tarpinė, išilga guminė, ilga, taip pat sumontuotos ir papildomos gumos, guminės tarpinės, ilga klijuojama tarpė, papildomos guminės tarpinės ir po jo dar hermetikų ties skylėmis. O ta tarpinės reikalinga, kad nepamuštų vandens. O ta užsandarina skylės. Taip, dabar belieka užsukti, prisukti varžtus. Taip, naudojam varžtus naujus.
veikia, gerai, prisisuka. Toliau. Kitą varžtą. O, prikabino. Čia susukau. Tas vietas skylės užtaisiau, nes po apačio tarpinės, bet dar, kad laikui bėgant neišjudintų stipriai, papildomai susuku varžtus, sutvirtinu į bangos viršų ir taip į kiekvieną bangą. Tik taip galima užtikrinti ilgalaikišką sandarumą. Taip, yra dabar, ką norėjau parodyti. Yra variantų, tokių, ne variantų, kaip čia pasakyti, atveju tokių yra, kai varžtai prasisuka, tiesiog mediena aplink išpuvusi. Va, jeigu nori prisukti, štai kas dedasi, sukasi aplink viskas. Ir niekaip neprisuksi tu jo, kaip tu nori. Tai tokiais atvejais yra vaistų yra vienas iš variantų, štai toks, keičiam galvutę ir dedam storesnį varžtą, štai, stogo varžtai šitie tokie, o tas storesnis, taip kad žiūrėsim, kas dabar dedasi, prisukam, nepadeda. Kadangi nepadeda ir toks variantas, yra dar trečias variantas. Taip. Turim tarpinės. Štai. Turim kniedės su tarpinėmis. Štai. Ir tą dalyką išsprendžiam tokiu būdu. O dabar jau viskas konkrečiai laiko. Dengimo sandarinimas jau baigtas. Susukome visus varžtus. Štai, į kiekvieną bangą susukome papildomus varžtus. Kitur susukome netgi po 2 varžtus. Kad tarpinė, kuri yra perdengime, guminė, va taip sumontuota per visą plotį, kad jin kuo daugiau prisispaustų ir užtikrintų maksimalų sandarumą. Yra ir kitokių būdų užsandarinti perdengimus. Galima tiesiog sumontuoti papildomus lakštus tokios pat stogo dangos. Ir problema kaip ir būtų išspręsta. Bet čia atsiranda dar papildomų niuansų. Tokios stogo dangos tokiais matmenėmis jau nebegamina. Rasti pardavime nėra galimybių. Kitokios nepritaikysi, tiesiog bangos nepriguls. Bus tarpai. Užsakyti tokią stogo dangą skardos dirbtuvėse galima, bet dideliais kiekiais. Mažais kiekiais, ten sakykime 5-10 metrų, niekas nenori žaisti, niekas neužsijima. Todėl mums paprasčiau būna kruopščiai užsandarinti esamą dangą ir taip išspręsti pratekėjimo problemas.